Lietuvos ūkininkams tenka dažnai konkuruoti dėl rinkų su Lenkijos žemdirbiais, tačiau su kaimynais kalbantis apie ūkių vystymą matyti, kad jie sprendžia tas pačias problemas kaip ir mūsiškiai. Radoslavo Romanovskio ūkis yra šiaurės rytinėje Lenkijos dalyje, buvusios Prūsijos teritorijoje. Tose žemėse sovietiniais laikais nebuvo privačios nuosavybės, kaip kitur Lenkijoje. Dar ir dabar ūkininkai sako, nėra visiškai tikri, kad Vokietija nepareikalaus grąžinti kadaise jai priklausiusios teritorijos, iki šiol liaudyje vadinamos vokiečių žemėmis. Radoslavo tėvas 1992 metais iš valstybinės žemės agentūros išsinuomavo dirbamo žemės 56 hektarus ir pradėjo ūkininkauti. Tai buvo pradžia. To była tylko sama goła ziemia, bez sprzętu, bez żadnych dodatkowych pomocy do pracy. Sprzęt żeśmy wykorzystywali, trzeba było wynajmować, płacić i tak dalej. Po keliarių metų darbo atsirado daugiau pajamų, buvo galima nusipirkti technikos, išsipirkti žemę. Pierwszą maszyną był ciągnik Ursus rodzimej produkcji, jakieś brony zrobione, MTZ, potem dalej w dalszej kolejności i potem zaczęły przybywać hektarów od okolicznych rolników. Ūkio dirbama žemė nederlinga. Lenkijoje naudojamoje 6 klasių sistemoje ji priskiriama 4 klasiai. Tačiau per 20 metų su ja susigyventa, ūkininkai žino, ko gali tikėtis ir kiek reikia pačių darbo, kad tenkintų rezultatas. Potem to już było hektarów jeszcze trochę więcej kupionych, jeszcze trochę więcej sprzętu, no i w tej chwili już jest gospodarstwo w wielkości około 170 hektarów na gruntach własnych i gruntach jeszcze trochę dzierżawionych, ze sprzętem taki, który jest potrzebny do uprawy tej właśnie powierzchni gleby. Dabar ūkį perėmęs ir jame dirbantis Zdislavo sūnus Radoslavas sakė, kad ilgai dirbant tradiciniais žemdirbystės metodais buvo prieita riba, kai derlius sustojo vietoje, o savikaina išaugo. Tada pažintis su biologinėmis priemonėmis padėjo išeiti iš akligatvio. Stosując tradycyjne metody uprawy i pielęgnacji roślin, doszedłem do pewnej granicy, której już nie mogłem przekroczyć, a wręcz zaczynały rosnąć koszty, żeby utrzymać te same wyniki, te same plony pszenicy, rzepaku. I coraz wyższe koszty były, plony te same albo nawet troszeczkę niżej. I zacząłem szukać nowych rozwiązań. Ūkininkas pasakojo, kad prieš 15 metų technologijose buvo po vieną herbicidą ir fungicidą bei trąšos. Kviečių kuldavo po 10 tonų iš hektaro. Prieš 6-7 metus pesticidų ir trąšų normos padidėjo 3-4 kartus, o derlius vos siekdavo 6 tonas. Pasidomėjęs biologinių preparatų rinka, Radoslavas susipažino su kustodijos agronomų konsultantu Raimondu Latvėnu. Tai buvo prieš 4 metus, o šiandien jau aiškus bendradarbiavimo rezultatai, gauti sistemingai naudojant amalgerolį, azofitą, NPK Magic, albitą ir kitus biologinius priedus dirvožemiui gerinti ir augalams stiprinti. Widzę poprawę życia biologicznego w glebie. Zacząłem zostawiać słomę w glebie. Łatwiej mi się uprawia, prościej. Mniej paliwa mi teraz wychodzi na uprawę danego hektara. Poza tym w warunkach dużego stresu dla roślin efekt jest widoczny po około 2 dniach. Wizualnie nawet można byłoby to zauważyć. Ūkininkas išbandė daug biologinių priemonių. Vienos pasiteisino ir davė gerą efektą, kitų atsisakė. Visada žiūrėjo, kad technologija būtų ekonomiškai naudinga. Su Radiku išėjo toks pokalbis praeitais metais, mes eidavom standartiniu mišiniu, 3 litrai malgerolio, 1 litras nitrotimo, o gal 2 metus iš eilės, kol jisai pats prie išvadą, kadangi čia žemės sunkios, molingos, aš visada galvodavau, kad mūsų pasvalio žemės jau tokios, čia pasirodo dar jos yra sunkesnės ir
kad efektą geriau ir taisyklingiau pasiekti, jis dvigubina tas normas savam ūkyje. Ūkyje visi šiaudai smulkinami ir paliekami dirvoje, tad anksčiau net būdavo sudėtinga pasėti, jie trukdydavo. Dabar šiaudų problemos neliko. Radoslavas Romanovskis dirvos nearia, naudoja tik giluminį purentuvą. Plūgas ištraukiamas tik dirvonavusiems plotams įdirbti. Ūkininkai skundėsi, kad praėjusią vasarą Lenkijoje buvo dar sausesnė nei Lietuvoje. Sunki jų ūkio žemė iki šiol dulka kaip vidurvasarį. Tačiau ir tokiom ekstremaliom sąlygom į aruodus šiemet supilta 800 tonų kviečių grūdų, beveik 150 tonų rapsų. To, ko stygo Lenkijoje, tai būtent konsultacijų. Pas jų tokių dalykų anksčiau tikrai nebuvo, dabar tai irgi kartu su biologiniais produktais pradeda įsisavinti. O būtent mano darbas tai būdavo, atvažiuojam į ūkį, apžiūrim, įsiklausom kokios problemos ir mes turėdami patirties Lietuvos rinkoje arba pasauliniai, ką mes turim, siūlydavom tam tikrus produktus, tam tikras technologijas, tam tikrais terminais užkimus. O po biškį tuo pačiu, bandydami Lietuvos ar Lenkų ar tų pačių Latvijų dirvose, ūkiuose, mes ėmėmės irgi tos pačios patirties. Lenkijos rinka perpildyta augalininkystės ūkiams siūlomomis augalų apsaugos priemonėmis, trąšomis. Tačiau tai, kad iki šiol ūkininkams trūksta objektyvių konsultacijų, sudaro prielaidas gražiam lietuvių agronomų ir Lenkų ūkininkų bendradarbiavimui.